Taigi čia segmentai tvarkingi, dabar reikia sutvarkyti štai šį kampą. Čia mūsų segmentai pilnai jau netelpa, todėl paspauskime vieną segmentą, spūstelėkime Shift ir nutenkime Instance. Šį segmentą mums reikėtų perlenkti, tai pasirinksime vaizdą iš šono, spaudžiame raidelę L. Štai matome savo segmentą, jį reikia nukirpti šioje vietoje. Grįžtame į Line, spustelinkime ties Vertex. Mums reikia sulenkti šioje vietoje segmentą, kad žinotumėm tikslę vietą. Reikia ją kažkaip pasižymėti. Tai grįžkime į Create panelę, pasirinkime vėl Line ir maždaug šioje vietoje nupieškime liniją, Escape ir kitoje vietoje taip pat liniją ir spaudžiam Escape. Tai štai turime taškus, atspaudžiame Line su dešiniu pelės mygtuku ir dabar grįžtame prie mūsų segmento, jį pažymime, einame į Modify, Vertex, pažymime reikiamą viršūnę ir sulaukę, kol čia bus geltonas uždažytas kvadratas, tempiame su pelyte segmentą ir maždaug paliekame toje vietoje, kur pasižymėjome. Dabar pažymime kitą viršūnę ir lygiai taip pat tempiame pelytę. Štai. Atspaudžiame, grįžtame į Create, galime ištrinti pagalbinės linijas ir spaudžiame Perspective, grįžtame į perspektyvos vaizdą ir žiūrime į savo tvorelės pasukimą. Štai tvorelė nukirsta ir dabar pakopijuojame kitą segmentą, spaudžiame Shift ir tempiame X raidelės atžvilgiu, spaudžiame Instance, spaudžiame Copy, OK. Ir štai šitoje vietoje mes turėsime taip pat nukirsti liniją segmento. Taigi pasirenkame matomą ir tą segmentą su Ctrl, spaudžiame F raidelę. Na štai, dabar taip pat pasižymėkime reikiamas vietas, spaudžiame Line, Escape ir dar kartą Line, Escape, atspaudžiame segmentą, spaudžiame mūsų segmentą, pasirenkame Modify, Vertex ir pažymime norimus vertexus. Ir tempiame pelytę žemyn. Kitą viršūnę vėl tempiame iki mūsų pažymėtos vietos. Ištriname pagalbinės linijas. Na ir grįžtame į perspektyvą pasižiūrėti, kaipgi mums čia pavyko. Na ir kitas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai yra sukurti šioje vietoje papildomą stulpelį, analogišką šitam elementui. Braižykime liniją tiesiog šiame režime. Tai yra surandame vieną tašką, kitą, Escape, tai taip nusibražėme dar vieną stulpelį ir dabar nuėję į Modify, padidinkime jo plotį į 2 cm. Išjungiame traukos režimą ir šiek tiek pareguliuojame mūsų stulpelio vietą. Taigi dabar belieka padidinti šio stulpelio aukštį. Grįžtame į Line Vertex ir pažymime viršutinį viršūnę ir už Z ašies patraukime viršūnę į viršų ir štai įdėjome pagalbinį stulpelį. Tokį pat stulpelį mums reikia turėti ir kitoje pusėje, todėl mes jį galime tiesiog nukopijuoti. Grįžtame į Create ir nuspaudus Shift pažymime ir tempiame X ašį kraštą ir kopijau, čia taip pat gali būti Instance, spaudžiame OK ir nutempiame turėklą į kraštą. Taip pat mums reikia tokį patį dalyką sukurti ir kitoje pusėje. Tai mes galime nukopijuoti visą šį segmentą. Su Ctrl pažymime abu, su Shift tempiame į šoną, Instance spaudžiame Copy, OK, tam reikalui, jeigu tektų keisti. Ir dabar mums reikia pakeisti jo pusę į priešingą. Tam panaudosime Mirror, veidrodinio atspindžio mygtuką, spaudžiame jį
Ir reikiamų ašimi mums pastūmė X ašies atžvilgiu keisti Y ašies atžvilgiu. Ok. Ir štai mums reikia jį pasukti 90 laipsnių kampu. Pasirenkame traukos režimą su kampiniu procentu. Sulaukime, kol geltona taps viduriniai ašis. Ir traukiame, kol pamatysime 90 laipsnių kampą. Štai su įrankiu Move patiksliname segmento vietą. Na štai, gavome gerai statytą segmentą, mūsų tvorelė sutvarkyta. Dabar belieka vėl viską teisingai pavadinti. Tai yra pasirenkame pagrindinį turėklą ir vietoj railing 001 įrašome turėklai balkoną. Ir taip pat pažymime savo segmentus. Ir vietoj line 027 įrašome turėklų atitvara kampinę. Susirandame kitą segmentą. Taip pat jį pervadiname turėklų atitvara kampinę. Tai pažymime ir kitus kampinės atitvaras. Taigi kampinius pervadinome, dabar reikia pervadinti visas kitas atitvaras. Jeigu mes pervadinsime po vieną, labai ilgai užtruksime. Tam yra vienas labai geras įrankis. Tai tiesiog surandame Tools, Rename Objects ir atsiranda lentelė. Selected, tai reiškia pažymėtus pervadinti. Tačiau galime ir parinkti objektus, spaudžiame Pick. Ir atsidariusioje lentelėje mes žinome, kad visi mūsų line objektai, tuo labiau, kad čia yra izoliuotas ekranas, turi būti pervadinti. Pažymime su Shift visus, spaudžiame Use ir pasirenkame Base Name. Tai bus turėklų atitvara. Pažymime Numbered, Rename. Dabar pažymime kurią nors atitvarą ir matome, jog visos atitvaros turi reikiamą pavadinimą ir šalia atsiranda skaičiukai. Uždarome Rename Object lentelę. Taip pat būtų neblogai visas atitvaras sujungti į vieną grupę, kad mes galėtumėm jas valdyti kaip vieną vienetą. Tai yra sužymime visas turėklų dalis, tai spaudžiame H ir sąraše susirandame turėklų atitvarą ir pažymime visas atitvaras. Spaudžiame OK. Kaip matome, pasižymėjo visus atitvaras, nepasižymėjo tik tai mūsų pagrindinis turėklas ir sujungiame tai į grupę, spaudžiame Group ir užrašome turėklų atitvaros. Ok. Taip pat į grupę galime sugrupuoti šią turėklų atitvarą ir bendrus turėklus. Pasirenkame Groups, Group ir pavadiname grupę turėklai. Ok. Štai dabar jau turėklai yra kaip vienas objektas valdomi. Išeiname iš izoliacijos modelio, Exit Isolation spaudžiame ir štai turime balkono turėklus. Taip pat svarbu nepamiršti susitvarkyti sluoksnius, turėklą priskirti tam tikram sluoksniui. Iškviečiame turėklų Layers lentelę ir spaudžiame Create New Layer ir pavadiname turėklai. Pažymime turėklus ir priskiriame šiam sluoksniui su pliusiuko pagalba. Patikrinam, ar viskas veikia, bandome išjungti sluoksnį, turėklai išsijungia, viskas veikia tvarkingai. Uždarome lentelę. Kaip matote, iškart turėklų spalva pasikeitė. Tai yra todėl, kad layer sluoksnėje turėklai geltonos spalvos, šviesiai geltonos spalvos. Ir dabar išsaugome projektą, spaudžiame Ctrl ir S raidelę.